Parodysiu, kaip degimą pasistatyti pačiam ant A40. Siurblys pas mane jau prapumpuotas. Cilindro darbas 1, 3, 4, 2. Dabar užsideda planšaibą. Šitą ant siurblio. Šitos mėtkės viduj turi būti būtinai sustatyta ta veleno mėtkė ir paskirstimo velenėlio mėtkės, tai vienareikšmiškai turi jos visą atitikti. Kai tas mėtkės pastatėt, čia aš pastačiau ir siurblio mėtkę, čia kažkas atitinka kažkiek tai tenai, su viskom atitinka, bet jei šitus ir nepastatysit mėtkės, tai nieko, čia vaidmens nevaidina jokios rolės. Bet anos dvi turi būti ir ten, kada prasukot vieną ratą, 2 kartus, ten kad paskui jos sutaptų, ten reikia begalę kartų prasukti, nežinau, kokį 70, kažkas čia sakė 72 ratus skaičiavo. Bet jau nesminis dalykas, kada ten stovi tos mėtkės abidvi. Pirmas cilindras, abudu vožtuvai laisvi. Reiškia, statom degimą, kaip darom. Dabar pas mane čia buvo antras išėjimas, ta prasme, parodysiu to. Sukam, reiškia, siurblį pagal laikrodžio rodiklį. Čia tai vieną ranką, tai pagal laikrodžio rodiklį suksim. Sukam ir žiūrim į čia. Nuimsiu planšaibą, nepatogiai. Vienu žodžiu, su planšaibą sukam. Galim ir paskui, aišku, jau sudėti. Ir matom, dabar burbuliukas išėjo į viršų. Pirmas cilindras sudirbo. Sekantis bus 3. Sudirbo. Sekantis bus prasukus 4 sudirbo. 4 sudirbo. Dabar sudirbs 2. Sukant sudirbo. Ir va, dabar jau kai 2 sudirbo, sukam, kol pradės dirbti pirmas. Vat, kyla ir sustoja burbuliuką, ta saliarka. Tokia padėtį yra dabar. Uždedam planšaibą. Ir užfiksuojam 2 varžtus, kurie ten atitiks, nežinau, skylės, dabar aš čia nerodysiu, bet kažkokios 2 skylės atitiks. Ir viskas. Ir jau čia galės kurti pagal mėtkės, kaip matom, čia nelabai atitinka. Stovi tarp to ir to, bet čia nesvarbu, paliksim, užkūrimų užteks. Ir kaip minėjau, geriausiai siurblį yra iš anksto prasipumpuoti. Dar kai sudėsiu fursunkės vamzdelius, taip pat užpumpuosiu pilnai saliarką, kad nedirbtų sausai viršutinė cilindro dalis, nesuknėsi viršutinio žiedo. Ten gal ir nesusiknisa labai iš tikrųjų, bet tai jeigu sausai ten makaluosit valandą ar kiek, tai nemanau, kad tam žiedui bus labai gerai. Paskui, kai jau surinksiu fursunkės ir mėginsim kurti, parodysiu, koks rezultatas gavosi iš to, koks susikūrimas ir taip toliau.